kaip leidžiami milijardai eurų. Auditoriai nustatė, kad mokesčių mokėtojų pinigai leidžiami gana chaotiškai. Pavyzdžiui, metiniai pirkimų planai keičiami kone nuolatos, vidutiniškai 14 kartų per metus. Kiekvieną tą pakeitimą lydi kas? Papildomi administraciniai procesai, kurie lėtina pačią sistemą. Mes matom kai kuriais momentais, kad procesas vien pradėti pirkti užtrunka metus arba pusmetį. Aš klausiu, kodėl mes negalim per 2 mėnesius to padaryti. Kai kada negalim, todėl kad neaišku tiksliai, ką mes turime, kaip pagrįsti to mūsų norą įsigyti kažkada. Bet operatyvus reagavimas ir planų keitimas vyksta ne dėl ginkluotės pirkimų. Biurokratai nesugeba tinkamai suplanuoti, kada jiems reikės baldų, statybos darbų ir panašiai. Maža to, vidinės sistemos pasenusios, skirtingos ir jų ne viena. Net auditoriams gauti reikalingą informaciją buvo savotiškas iššūkis. Įsivaizduokim, kad šiandien lenktyniaujam tikrai labai rimtose Dakaro ralio lenktynėse už mūsų saugumą ir jeigu kalbėtume būtent apie finansų ir pirkimų sistemos valdymą, šiandien mes į tas lenktynės atvykstame su patikimu labai Passatu, tačiau mums reikia visiems persėsti tikrai į ženkliai modernesnį transportą.